Esu Audronė Urbonienė, šeimos gydytoja ir Saulės šeimos medicinos centro vadovė. Dirbu nuo pat centro įsikūrimo pradžios, tai jau yra daugiau kaip 20 metų. Ir manau, kad esu savam kelyje. Dar studijuodama supratau, kad nesirinksiu specialybės susijusios su chirurgija. Mane domino vidaus ligos, vaikų ligos. Ir bebaiginėjant studijas atsiranda nauja sritis Lietuvoje - šeimos medicina. Kai tavo pacientai yra ir vaikai, ir suaugę. Pagalvojau, tai nauja, įdomu, kaip tik man. Taip ir prasidėjo mano šeimos medicina. Pradžioje keletą metų dirbau poliklinikoje, tai buvo pirma, didelė ir labai gera patirtis. O paskui vieną vakarą artimų draugų, kolegų ratelėje prie kavos tiesiog kyla mums idėja sukurti privatų šeimos medicinos centrą, mažą klinikėlę. Pradžiai tai labiau panašėjo į nuotykį negu į rimtą projektą, nes neturėjom patirties, neturėjom reikiamų žinių, bet turėjom daug idėjų, turėjom tikslą ir didelį norą dirbti ir padaryti tai, ko siekiame. Mūsų tikslas buvo sukurti mažą klinikėlę savo pacientams, kur jie jaustųsi saugiai, ramiai, kur juos pasitiktų visada pažįstama registratorė, slaugytojos, jų šeimos daktaras. Kartu norėjom ir sukurti gražią aplinką, jaukią aplinką savam kolektyvui. Nes darbe praleidžiame labai daug laiko ir labai svarbu, kad darbe žmogus jaustųsi gerai, be įtampos, kad visada žinotų, kad kolegos jam padės, patars, pagelbės. Ir mums tai pavyko. Labai gerai atsimenu, kai klinikoje prisirašė pirmieji 500 pacientų. Tai tada ir supratom, kad einam teisingų kelių ir mums pavyks. Dabar klinika išsiplėtė, joje daugiau kaip 150 darbuotojų. Mums patikėjo rūpinti savo sveikata daugiau kaip 27 000 pacientų. Turim visą šeimos gydytojo komandą. Turime psichikos sveikatos centrą, teikiame visas odontologinės paslaugas, ambulatorinės slaugos tarnyba puikiai dirba, konsultuoja gydytojai specialistai, bet išlikom ištikimi savo, prioritetas teikiamas būtent šeimos medicinai, tai yra gydoma visa šeima nuo mažiausio iki vyriausio. Galvoju, kad šeimos gydytojo darbas yra labai specifinis, nes tai nėra vienkartinės konsultacijos. Tiesiog žmogų lydi visą jo laiką, kol jis yra tavo pacientas. Ir tada žinai per tą laiką ne tik ligų istoriją, bet žinai ir jo gyvenimo istoriją, tarsi tampi liudininku, stebėtoju. Kartais tavo pacientai tampa visos 4 šeimos kartos. Ir kiekvienam turbūt šeimos gydytojui svarbiausia yra sukurti santykį, bendravimą su žmonėmis, surasti tinkamą būdą kiekvienam, kaip paklausti, laiku išgirsti, kaip patarti. Viso to pagrindas yra, aišku, pasitikėjimas vienas kitu. Norėčiau, kad ta Saulės šeimos medicinos centro idėja, kokia buvo 2001 metais, tokia išliktų ir ateityje, kad jaunieji kolegos, kurie prisijungia prie kolektyvo, kad jie taip pat siektų tų pačių tikslų, kurtų tą jaukią, malonę aplinką, o žmonės, pacientai atėję jaustų rūpestį jais. O šiaip norėčiau palinkėti kiekvienam Saulės vardu, rasti savo saulę kiekvieną dieną, džiaugsmo akimirką ir kaip gydytoja linkiu visiems būti sveikiems.